Dabar turbūt visus kamuoja klausimas, kodėl tokie rinkimų rezultatai, ypač po antro turo, kai atrodė po pirmojo, kad truputėlį viskas baigsis kitaip. Ką matom Lietuvoje, faktiškai tam tikrą prasme išsipildė Lenkijos scenarijus, kai kairiųjų balsus paėmė partija, kuri tam tikrą prasme yra lyg ir dešinioji, moraliniai plotmėj dešinioji, ekonominiai plotmėj kairioji. Tačiau turbūt priežastis yra ne ta, nes programiškai ir kitos partijos taikėsi šitą nišą ir bandė sužaisti taip pat, tačiau kitoms nepavyko. Kodėl pavyko Valstiečių ir Žaliųjų sąjungai? Na, tai turbūt šita partija suvienijo kelis dalykus. Tai tam tikrą prasme yra Uspaskichas ir Paksas kartu sudėjus ir dar plus visą tai užpilta su tokiu gražiu nepartiškumo padažu. Tai kokį daugiau gali reikėti Lietuvos rinkėjai. Iš vienos pusės jisai gauna tokį Karbauskio asmenyje, gauna tą tikrą šeimininką, ūkininką, besirūpinantį naisiais ir galbūt visą Lietuvą dabar kaip naisiais. Tai tiesiog svajonių toksai išpildymas. Iš kitos pusės gauna Skvernelį, tai yra kovotoja, tokį paksišką kovotoją su sistema, drąsų ir galinti rėžti bet kam į akis. Ir galiausiai iš tikrųjų visą tai pakyla ant tos nepartiškumo bangos, kurią matėm jau 15 metų savivaldos rinkimuose. Ir šitą bangą labai puikiai, man atrodo, pagavo ir išnaudojo Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga. Ir visų pirma, aišku, ir idėjinė prasme, su ta ekspertų ir nepartinių, sakykime, tokia aureolė, bet labai sistemingai ir materialinė prasme, visų pirma, su Matijošaičio didelė labai parama Kaune, kuri nušlavė kaip tik tai Tėvynės sąjungą Kaune ir lėmė būtent tą rezultatų pasiskirstimą, koks dabar ir yra. Na, aš turbūt pastebėčiau, kad nepaisant to, jog turime situaciją, kai viena partija turi labai didelį skaičių parlamentarų, 56, man atrodo, kad kyla daugiau klausimų negu atsakymų ir tų dilemų iš tikrųjų liko nemažai. Na, jeigu keletą jų, tai akivaizdu, kad pirmiausia nežinome, kokia bus valdančioji koalicija, nes partija žada, kad dėrėsi su visais, tarsi siūlo alternatyvą visiems, bet yra kartu ir atvira visiems bendradarbiavimui ir darbui parlamente. Galbūt labiau tikėtinas vis tik tai, man atrodo, dešiniųjų variantas, koalicija su Tėvynės sąjunga. Jis galbūt būtų stabilesnė, bet akivaizdu, kad tai priklausys nuo daugelio aplinkybių. Tų dilemų yra ir daugiau, ko gero santykis tarp Karbauskio ir Skvernelio, viena iš jų, kiek tai galbūt grupės, kurios gali būti skirtingos, netgi ir parlamente. Vėlgi kalbama apie didelį skaičių, bet kiek tas skaičius sugebės funkcionuoti kaip vienetas, dirbant Seime ir balsuojant galbūt netgi kai kuriais klausimais, nes nepaisant to, jog per debatus buvo bandoma rodyti tam tikrą vienybę iš kai kurių atsakymų į anketinius klausimus internete, Mano balsas LT ir kitur, akivaizdu, kad tų skirčių išlieka pakankamai nemažai ir partijos viduje. Ir tos skirtingos asmenybės, kurios galbūt net ne visos tikėjosi patekti į parlamentą, ypač tos, kurios buvo sąraše šiek tiek žemiau, teks joms susirasti tam tikrą bendrą konsensusą. Na, aišku, tam tikros kryptis tarsi ir yra paskelbtos, monopolis valstybės sprendžiant alkoholio problemą, galbūt netgi ir vaistinės ar nacionalinis bankas, tai tokie pakankamai kraštutiniai pasiūlymai, dėl kurių turbūt bus ne taip ir lengva susitarti su būsimaisiais vienais ar kitais koalicijos partneriais, bet kitų politikos sričių apskritai mes per debatus arba per partijų prisistatymus beveik nematėme. Ta pati užsienio ir saugumo politika, viskas, ką girdėjome, yra tai, kad partija tęstų dabartinę politikos liniją ir aktyviai bendradarbiautų su prezidente, siejant šių klausimų tolesnį sprendimą, bet vis tik tai turbūt yra iškilę nemažai klausimų dėl to, kiek pasikeitė galbūt paties Ramūno Karbauskio pakankamai skeptiška pozicija NATO atžvilgiu kažkada išsakyta, kiek jinai dera su kitais partijos nariais, kurie apskritai tomis temomis nekalba ir kaip iš esmės bus formuojama Lietuvos politika tokiais mums strategiškai svarbiais klausimais. Sakyti vien tai, kad bus užtikrinamas tęstinumas, turbūt šiandien neužtenka, nes bet kuriuo atveju mes turėsime vieną labai aiškiai dominuojančią valdančioje koalicijoje politinę jėgą. Galbūt reaguojant į tai, kas pasakyta, iš tiesų aš mėginčiau pažiūrėti tokias pozityves pusės rezultatų, nes klausimas dabar kyla, kodėl politologai
ar šiaip žmonės, kurie kalbėjo, nesakė, neprognozavo būtent tokios Valstiečių žaliųjų sąjungos persvaros, aš manau, atsakymas yra labai paprastas. Atsakymas yra tas, kad, čia politologai galbūt ne visada mato, kas vyksta to gyvo gyvenimo Lietuvoje, regionuose. Ir ką mes matom, kokie žmonės buvo regionuose išrinkti per antrą turą, tai dažniausiai buvo tie, apie kuriuos, šiaip Lietuvoje, kitur žmonės nežino, kas jie yra, bet tie žmonės yra labai žinomi ir gerbiami dažniausiai vietoje. Reiškia, žmonės balsavo už tuos lyderius, arba už tos žmonės, į kuriuos dėjo viltis, ir žmonėmis pasitikėjo, jos laiko garbingais. Ir aš manyčiau, kad čia yra geroji žinia, nes vis dėlto, net jeigu žmogus neturi politinės patirties didesnės ir jis patenka į Seimą, aš nekalbu apie ideologijas, bet jeigu jo labai pasitikė vietos gyventojai, jeigu jis yra parodęs savo padorumą, gerąsias savybės, tai čia, aš nemanyčiau, kad tai gali duoti ir nemažai pozityvo, nes mes matom, kad į Seimą dabar labai daug ateis naujų žmonių. Tai čia aš matyčiau tokį dalyką, o kaip jie Seime elgsis, arba kokia bus situacija, kokios jų pozicijos išryškės, ar jie aktyviai veiks, ar jie bus tik pasyvūs stebėtojai, čia jau tik kitas klausimas, bet aš manau, kad tokia startinė pozicija, ji tikrai nėra kažkokia labai ydinga ar bloga, ir aš vis dėlto tai vertinčiau pozityviai. Kitas dalykas, manyčiau, kad Lietuva, žinoma, nieko neišsiskiria iš Vidurio Europos, tuo, kad ir Lenkijoje, ir Vengrijoje, kaip ir Ainė minėjo, panašios jėgos atėjo valdžią. Tik tai irgi pozityvus dalykas, kad ir Lenkijoje, ir Vengrijoje jos buvo daug radikalesnės. Aš manau, kad Lietuvoje mes turime daug mažiau radikaliai išreikštą partiją, kurios, pavyzdžiui, net rinkimų programoje tas antieuropietiškumas jisai yra, bet jis labai švelnus, jis labai švelniai ir moderuotai suformuluotas ir ten palikta labai daug erdvės įvairios judėjimai. Tai manyčiau, kad ir čia yra pozityvus dalykas. Ir kitas, bet vienas dalykas mane neramina, jeigu iš tiesų Valstiečiai ir Žalieji sudarytų koaliciją su Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionimis demokratais, tai aš manyčiau, kad labai didelės problemos gali iškilti pačiai Tėvynės sąjungai, nes ji yra tokia partija, kuri viduje yra kaip koalicija, tokia iš labai skirtingų dalių. Ir vis dėlto tas buvimas su valstiečiais, jis galėtų išbalansuoti pačią partiją, ne tiek kalbant apie tai, kokie darbai, bet tai pačiai partijai gali būti gana rizikingas dalykas, nes viena pusė yra artimesnė Valstiečių sąjungos pozicijai, bent jau vertybiniai, kita pusė netokia yra palanki. Ir čia man labai yra tokia intriguojantis dalykas, kaip čia vyks. O labiausiai intriguojantis dalykas yra, nes aš labai tikiuosi, kad dabar mes pamatysim tos profesionalus, apie kuriuos buvo kalbama, ir aš to nepaprastai laukiu, kokie bus tie profesionalai, nes jeigu Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga būtų laimėjus mažesnių skirtumų, tai, būtų galima dar sakyti, kad dėl tų profesionalų deramas, ar jų tiek daug nereikėtų, o dabar kaip tik atsiranda ta erdvė, kur mes laukiam, kad būtų išpildyta tais profesionalais, kurie iš tiesų ir turės nuveikti tą darbą. Tai aš manyčiau, kad čia yra, taip žiūrint iš šalies, ir pozityvių dalykų, ir labai tokia intriguojanti situacija, ir labai bus įdomu stebėti, kaip toliau viskas klostysis.